To dar niekada nesudaręs. Sudėti visą šitą maistą į šitą kuprinėlę, kur ir taip beveik tokia pilnutėlė. Šalia šitos, kad galėčiau pasiimti carry-oną ir įsivežti į Islandiją, nes ten yra labai labai brangu. Tai varom į Islandiją. Prie langą. Hello, hi. Nu ką, pagaliau atvykom, po 14 ilgų valandų esam Islandijoje pagaliau, esam pavargę. Bet pasiruošę nuotykiam! Važiuojam! Biškai pristojame su savo mašiniuką, parodysim, ką čia turime. Gavome Renuškę, nors turėjo duoti Dacia. Oras šiaip visai labai geras, sakyčiau, 10 laipsnių. Miela, malonu. Va, turime tokį vidų. Realiai dabar pabandysime visą savo grobį, ką atsivežėm iš lietuvėlės, perkelti į šalkrepšį, tokį pigų. Nu ir bandysim gyventi. Gavosi 60 eurų kažkur, čink. Tai pradedam irgi skaičiuoti šios kelionės išlaidas. Tai mašina kainavo 1340, 2 savaitėm beveik, čink. Ir tada skrydžiai kainavo žmogui po 400, tai mes viską bendrai įmam, tai 800 gavosi. Čink. Va taip atrodo man. Pupulis baltas ir Renault baltas. Aš esu kamufliaž. Kamufliaž. Ką gyvensim, 2 savaitėlės šitą mašiniukį. Manau, bus faina. Aš prie Renault pratęs, Renault Peugeot gavno, bet man tai patinka. Gerai. Turėsim čia va daiktų, viską pasidėti. Mėgmaišių savo atsitempiam. Nu, bandysim gyventi. Pamirkai margariną. Dešros kandi. Tada duona su margarinu kandi. Dar agurką užsikandi. Tikrai rūksta. What the fuck čia? Artėjom prie dūmų. Kaži, ar galima sierą kvėpuoti? Sužinosime. Kai dūmija? Pama, kaip dūmija. Vietoj 100 laipsnių verdantis vandenukas. O taip ir dūmija. Jaučiasi sieras. Jeigu klausėt, kur yra gaminami balti debesis, tai mes radom jų fabrikėlį. Visur nuo šitų dūmukų tai supuvusių kiaušinių kvapuliai. Labai sveika čia. Smirda. Odai ypač ta siera labai gerai. Naršom apylinkės ir einam čia pažiūrėti. Va, Švyturėksas stovi. Toks visai gražus gal, bet jau čia nelipsim, nes tingim. Einame toliau iki galo, pažiūrėsime į vandenį. Einame. Ne, nu tai iš karto atvarim į Islandiją ir varom. Už ribų. Labai daug paukščių aptupę yra. Dabar čia jų poravimas laikotarpis. Nelipsi papuliau daugiau. Na, aš pabandysiu realiai patį viršūnę užlipti, pažiūrėsiu, koks vaizdelis tenais. Opa. Wow.
Na, kaip baisiai, man visą laiką tie skardžiai. Na, tokie vaizdeliai atsivėrė šitą vietelį. Nu, realiai matosi šitie fabrikėliai debesėlių. Tokia pirma diena Islandijai pas mumis. Realiai dabar jau yra apie 10 val. Vakaro mūsų laiku, o Islandijai dabar tik tais apie 7. Tai miego kažkaip visai nesinori, saulė šviečia. Aš kaip suprantu, net nelabai ir nusileidžia iki galo. O šiaip tai leistis pradeda apie 11 berods, pakyla apie 4 ryto, bet niekada iki pat galo, tai visą dieną, visą naktį būna toksai prieblandėlė. Nu tai pažiūrėsim šiandien, kaip čia iš tikrųjų yra. Nu, bandom lipti ant skardžiaus. Realiai atsilupęs buvo gabalas. Čia ir. Lema, čia pavojinga. Aš gal taip arti neisiu šitų kraštų. Nes dėl to ir ženklas ten buvo, kad realiai pavojinga čia laipioti. Gal užteks. Kažkaip biški baisu. Atsilupinė gabalai iš žemę. Čia šiaip žiauru, žinok. Tu matei? Va, blema, kaip gabalai atskilinėja. Ne, tikrai baisu čia eit. Va, toks pabiški ir atsilups. Šitas irgi jau važiuokit sutrūkęs visas. Kaičiu aš čia žemyn. Pamatėm vietinį gyventoją iš arti. Pabėga. O. Bėga papulis. Einame dabar iki tokio kažkokio vulkano. Tikriausiai neaktyvaus. Jeigu smiega, tai mes jį pažadinsim. Va tokiais va keliukais kažkur kažkaip eini. Kas čia per darinys? Tokia salytė. Berods atėjom, labai pasidarė raudona žemė visur. Ei, tyliai būt nepažadintų ugnikalnio. Oho, nieka. Nu kažkada čia buvo vaizdų. Štai didingasis ugnikalnis. Nu pabandysiu dabar jį apeit aplinkui. Ratais, kvadratais. Marsas toksai biški. Nesu buvęs Marse, bet jaučiu kažkas panašiai. Problema, ne visada pavaikščiosiu ant ugnikalnio. Einame į vulkano vidų. Ateikite, ponas. Nu, ponai ir ponios, atėjome į vulkano centrą. Kažkada čia lava buvo, degė viskas. Gal ir iki šiol yra tik tai liuliuką daro vulkans. Papul, tik nepirstok, neprikelsi. Na, tvarmiai, dar vienas patuka. Čia turėtų būti baseinas pagamintas iš lavos. Nu, tipo, va toks va. Maudytis negalima, bet atrodo šiaip įspūdingai. Bangas nėra baisiai didelės. Aišku, ir vanduo ledinis spėju. Tokie vaizdeliai. Papulį tai žiauriai šalta. Nežinau, man tai normaliai. Nu tai jaučiu tiek iš šitos vietelės. Daugiau čia baisiai nieko ir negalim parodyti. Va, mūsų mašiniukas ir labai fainai va ventiliatorius sukasi. Čia kad neuždustume naktį tikriausiai. Labai subraižytas stiklas. Važiuojam kaip pusiau anglė. Nu, atvarėme į paskutinį šiandienos spotą. Realiai dabar yra 22 valanda Islandijos laiku. Pas mumis vidiniai laikrodžiai sako, kad yra 1 valanda nakties. Saulė kaip šviečia, taip šviečia. Nu, dar biškė tiem dūmų pažiūrėt, pavasiai sieras. Yra. 8 laipsniai šilumos. Jau jaučias, kad reikia sluoksnių daugiau pas savęs. Nelabai pasiruošęs, aš sakyčiau visai. Vasara. Virė košė, vaikai atsilošia. Įvykt. Duos 10 eurų įkiš kas ranką. Nu va, tokie va, blemba, baseiniukai. Islandiški pasimaudyt, va, fainai. Išvirt biški mėsą savo. Smiegmas.
Visur vandenukas atrodo biški konkuliuoja, tai reiškia, jis yra verdantis. Realiai panašiai kaip saunas atrodytų kokioje Japonijoje, ne? Panašiai, kas buvo, gali pasakyti, kad taip, aš tai ne. Realiai, tipo sauna. Galėjai ir maudytis. Smirda kiaušiniais. Jo. Nežinau, ar girdisi, bet labai bezda. Bezda. Šilta. Dabar bėgam į kamerą. Nu, tai va. Man vis dar keista, kad dabar yra 10 valandų vakaro ir čia vis dar taip šviesu realiai. Labai tas stebina. Šiaip įspūdingai vietikė atrodo. O šiaip tai jau visai galvojam gal netgi skipinti, nes labai miego noris jau biški merkėsi akis bevairuojant. Šiaip pavažiavom kokį, nežinau, 20 km nuo tos ankstesnės vietos ir va viskas žalia. Ten buvo uolienos, labai paveiktų tikriausiai ugnikalnio, o čia jau žalia. Šita vieta vadinasi Krysuvik ir jinai yra labai gera. Ant kiek daug skirtingų spalvų čia realiai visa paletė. Ir raudona, ir mėlyna, ir balta, ir žalia. Prisiuostėm sieras ir eisim mieguoti, bet pamatėm kitoj gatvės pusėj arkliukus, islandiškus kumeliukus. Va, kitoj pusėj arkliukai. Vo, gražuolį pamatėm. Ateisi čia biškė pasilabinti. Nu. Gražuoliuk. Aš ir islandiškas arklys viename kadre. Na gerai, viskas. Užteks čia žaisti su arkliais. Varam į savo kempingą, kuris yra vienintelis Islandijoje nemokamas netoli oro uosto. Nu, atvarėm į kempingą. Nemokamas. Vienintelis toksai. Jo. Žmonių šiaip labai daug atrodo. Praleisim naktelę šiandien čia. Labą naktis. Atsibudau vidury nakties, labai mištusi maniau. Dabar yra maždaug patieklo. O saulė vis dar yra. Praktiškai visą, kaip sako, naktelę nenusileidžia. Dabar yra 8 laipsniai lauke. Bet kaip šalta tai mašinoj, eina nafik. Nežinau, ką čia reiks daryti, reikės viską pergalvoti. Arba į hotelius varyti, arba pledus pirktis ir nežinau, ką čia daryti, nes belia kaip šalta. Labas rytas. Iš Bomžyno tiesiogiai transliacija. Eina savo, kaip šalta buvo naktį. Visur šitą metalinę mašiną drėgna, nors turim ventiliaciją. Atrodo visas jau smirdžiu. Nežinau, kas čia bus, o čia dar tik pirma diena, liko 13 dienų. Populis va visas pasislėpęs miega. O nebemiega iš tikrųjų. Labas rytas. Populi, pasakyk labas rytas. Už lango lietutis, kaip ir priklauso Islandijai. Vakar gavom biškį saulės netikėtai, tai buvo wow. O dabar tai jau normaliai, kaip ir turėtų būti. Depresinis toks oras. Realiai visa mašina yra metalinė, kaupia kondensatą, varva naktį ir metalas atrodo šaltį traukia. Tai nors laukia 8 rašė, vis tiek buvo žiauriai šalta. Šiaip naktį vertinčiau kokiam 2 iš 10. Pasilieku vieną realiai balą dar, kad galėtų būti blogiau, bet niekada dar nesumiegojęs, man atrodo, neatsimenu, su visais rūbais. Vidury nakties atsibudau ir tiesiog visas apsirengiau. Vis laik tik su triusikais miegu realiai. O čia viską, karočią, visi rūbai uždėti. Tuorim pasidaryti arbatėlis. Bomb style vlog day 2. Nu, virduliukas. Turėsim košyčių. Ir kavytės pasidarysim, irgi ten duoda. Čia realiai toksai kaip ir virtuvėlė tokia kažkokia. Va, prašau. Jo, čia šilta su boileriais. Jo, realiai pasėdi miegmaišį ir varai. Daug geriau. Čia viską duoda vat nemokamai.
Kavytės gali įsidėti, va. Viskas yra paremta donationais šitam kempinge. Gali va taip susiduoti. Aišku, anglų kalba yra perfekta. So we can keep free. Va taip. Na, tokie pusryčiai bus. Vyrų, košė, vaikai atsilošia. Radom tokią porelę, jinai sakė, čia už 1,5 kilometro matė ruonius. Tai bandom varyti, pačekinti, ar dar nepabėgo ruoniai. Ir kitas brikolas buvo, išvadino mane fucking bastard, nes buvo kažkoks paliktas pienas prie stafo, kur visur free stafas. Mes pasiėmėm tą pieną, nešėmės kavą užsipilti, kuri galbūt ir jo irgi kava buvo. Ir mane pagavo tarp durys to pienu ir sako, what are you doing, fucking bastard? Tipo, aš toks pasimečiau, atimi iš manęs tą pieną, sako, kitą kartą atsiklausk. Savižudis. Esmė tame, kai kempingas nemokamas, tai vat ir renkasi tokia publika, fucking bastards publika renkasi. Ne kažką dienos pradžia, atvarėm prie šitos bažnytėlės, sakė, čia kažkur ruonių bus. Atvarėm prie tos jūros, bet man atrodo dėja, matom tik tais gulbės. Ir ančiukų šeiminėlė. Ne, visgi radom vieną. Va, paniro. Va, plaukia gražuolis. Vėl paniro. Nu, ruonį, žiūrėk, atvara pas mumis. Geras, dar ruonį jaučiu nesu matęs gamtoj. O toks tik galvutė iškišęs. Mission Faled. Dabar varam į tokį kažkokį adventure spotą. Leisimės į kažkokią tai šachtą, kur labai tamsu. Ir ten reikia flashlighto, aišku, mes neturime, turim tik telefonus. Sako, neužtenka telefonų. Tai pažiūrėsim. Kelias tai toks atrodo 4x4, bet ne, paprastas tipo. Nueiname į urvą. Atėjome į kurvelę. Vadinas Arnarker. Nulysim, pažiūrėsim. Kas čia gera. Polis lipa. Wow. Neužkris gal niekas. Ką? Ten tipo į apačią, ne? Nu vis tiek reikia pažiūrėti. Kamera! Nu va, bandom lysti giliau truputėlį. Flashlight įsijungia, bet man atrodo, jo čia tikrai per mažai. Biški baisu. Man nieko nesimato. Realiai. O, koks įrūkas. Realiai matau tik tais per kamerą kažką. Bet daugiau nieko. Eik, tu savo, kaip baisu. O, blema, čia rimtai gali eiti į vidų. Visai experiences. Biški galiu paeiti realiai. Gal neužgrius kas nors nafik. Nežinau, iki kiek čia daeit galima. Oi, biški. Juda krūta. Gal koks gyvūnas čia gyvena, nafik, meška. Nežinau. Neslėpsiu, labai nejauku. Nelabai kas matas, blema, tokia šikna. Realiai, nežinau, ar eisiu toliau. Berta neina, man irgi nejauku, telefono kamera, tas flashlightas labai silpnas, nelabai kas matos nei man, nei myliems žiūrovams. Ir šiaip baisu, blėt, neišlystų kažkokią Islandijos, kokia, žinai, pabaisa. Nu dar biškį paeisiu, kad neatrodyčiau visiškai pusės. Pažiūrėkim. Ble, čia toks vienas, kaip užkristų ant galvos, tai kaip baigtųsi kelionės.
šūdas, nieko nesimato. Šiaip nepasakyčiau, kad čia šalta, nors 4 laipsniai taip pat turėtų būti. Bet normaliai. Opa. Papuolis laukia manęs. Iš vienos lavos tunelio varom į kitą. Čia toksai bus su gidu, nežinau kaip čia gausis, gal gausim vietą, gal ne, gal gyva eilė, gal ne, nežinau. Bet čia turėtų būti toksai visai gražus, tai vat lavo tunel vadinasi. Nu, pasiėmėm turą 118 eurų 2 žmonėm, po 100 euriukų. Nu, tikiuosi bus vertas. Pasiruošę. Kažkaip. Prisėjim kaip mokyklinukai, tik su šalmais, o ne su vienėnim. Ką, pradėsim? Jo. Einam kaip viščiukai iš paskos. Nu, wow, čia anksčiau lava tekėjo. Čia? Nu, tipo jo, lava tunnel. Dėl to suskėlėm. You guys are staying in for sure today, yeah? At least for an hour. Ščiukai eina. Labai didelė skylė, realiai čia anksčiau tekėjo lava, o viršui reagavo su deguonim. Kažkur ledo yra. Ir susidarė toksai skydas, o čia apačiai pravarė kaip vanduo, realiai upė užšalusioje. Dar įdomų faktą pasakė, kodėl nėra šikšnosparnių Islandijai. Tipo, lavos ruoze nėra aido, nes šikšnosparniai naviguoja su aidu. Ir jie čia visi tiesiog išmirto, nes sienos labai nelygios ir aidas neegzistuoja. Nu, dar tokiam urve nesam buvę, nėra jokių stalagmitų, stalaktitų. O čia va tikrinai viską lava suformavo. Šalta čia yra, 4 laipsniai. Are you guys ready? Yes. There we go. Nice. So as you can realize, there's absolutely no sunlight coming into this part of the tunnel, no matter how long we spend inside. Our eyes will never adjust. What makes it extreme? From this point where we're at now, there's no more paths. So you actually have to climb up. Imagine we have a movie night tonight, for example. The screen is over there, the seats are here, these lights are on. You guys all have tickets, you get blankets from us to keep you warm. Could be any kind of fun movie. Nu, viskas baigėsi mūsų turas. Einam lauk iš urvo. Dar vieną secret vietą nueisim, paslapčių. Nu, einam, likom vieni. Tuselį padarė. O, žiūrėk. Spidermanas gali. Gražiai atrodo, kai žmonių nėra. Kaip iš tikrųjų atrado tas uolas, čia Islandija yra avių sostinė ir žmonės pradėjo pasigesti savo avių, pradeda ieškoti avis ir avis kažkokioj duobėj. Nusileid paimti avį ir randa tokius didžiausius tunelius, kur čia buvo senais gerais laikais lava. Ava. Šlindame. Net šilčiau. Jo. Buvo atrodo šalta lauke, bet kai 4 ten yra plius, tai čia 10 plius, vasara. tai čia atrodo vasara. Atvarėme į bonus parduotuvę. Čia tokia visai jinai pigi skaitosi. Apsipirksim biškį, bet lietutis neįleidžia. Sėdim, laukiam, kad baigtis greičiau. Nu va, bagėtis. Tai čia maždaug 3 eurai. Kaka tortas už 700, čia 5 eurai gal kokie. O, čipsiukai visai normaliai, kažkur 2 pem gal. 4 euriukai. Kelksų milžiniško dėžutė. Kiek čia kaina? 4 eurai. Popkornų gabalas. Koksai euras pem. Kilogramas granolas. Maždaug 3 eurus. Realiai darytos. Tada eurus. Vafliai. Tai čia ne eurą nekainuoja. Pringles'e, ne? Tai čia 2 pem kokie euro. Pomidoriukai už kilogramą apie 3 eurus realiai. Mažas Coca-Colas apie eurą pem.
Sumuštinukai po 5 eurus 50. Steikai 5307 už kilogramą. Kiek čia? 3,7 eurai. Tai labai normali kaina, sakyčiau. Kiaušiniai va, po 12 vienetų. Tai čia apie 6 euro turbūt. Pienas litreko apie beveik 2 eurus. Iš sūrio gabaliuką. 7,5 eurai. Oho. Dešrų kainas. Na, jeigu 100 kem 2 eurų reikia dalinti, tai kiek čia 3 eurai elektrolitiniai gėrimai po eurą PM. Šaldytas picas. Ne tiek ir daug. Kokie 3 PM. Makaronai po 2 eurus. Aliejai. Čia realiai pats pigiausias 2 PM, 3 eurai. O, kečupas Kotlin. Androidams puikiai žinomas pavadinimas. Programuotojam Androidą. Aš tokia programuoju. Kalba tiksliau. Vištos krūtinėlės 19 eurų už kilogramą. Radom paršiuką. 10 eurų už kilogramą. Kiaulienas. 1000. Kaip įdomiai, sumokėsim 5000 kronų, o dar mokesčiai atskirai realiai kiekvienas kainas. Tai realiai atskirai mokesčiai yra, kurie neparodyti yra. Kiek išleidom? 5 eurus. Normaliai, eiktų. O tiek prisipirkom viską. Galima gyventi drąsiai. Kaip išbadėjęs esu. Vietoj iš karto. Degėsio būna. Soniška. Einam pažiūrėti alkoholio parduotuvės, nes neparduoda. Kitose tik tai specifikuotose. Bakardis. 0,7. 7700. 54 eurai. Eiktų savo senį. Vikingų lageris. Nu, maždaug 2 PM. Va, matytas alutis. 500. 500. Maždaug 3 PM. Importinis. Vikingas mažasis. 2 PM gal. Jau ką prisipirkom. 3 alaus ir dėžiūną haliavai. Kaip atrodo, kaip auskariukai. Eisim dabar mes į tokį haiką ir bus terminiai baseinai. Haikas čia, man atrodo, bus visai ilgokas, gal kokių 3 km. Ir tada prieisim karštasias versmes ir smagiai pasipliškensim iki plaučių uždegimo. Tokie kaip iš kalėjimo pabėga oranžiniai. Kelininkai. Blema, šiltas. Jo. Toksai, koks, nežinau, šiltavo, ne? Galim čia lysti. Nu, įsibėgia akvary. Rūksta mėsa. Šiaip einame ir nematom jokio ženklo. Realiai, jeigu nežinotum, kur eini, tai niekas tau ir nepasakytų. O mes apie šitą vietą sužinojom žiūrėdami kitus keliautojus. Tai visai va pravartu pažiūrėti kitus ir užsičekinti vietas, kai aplanko, nes tikrai perliukų galima atrasti. Visai stačiai yra, karšta darosi, jaučiamas prakaitas, jisai bus nuleistas į upelį, kur paskui iš to upelio vanduo apdorojamas ir eina į Islandų namus. Jie prausis su mano prakaitu kartu. Tokia teorija mano yra. Tai be pabaigos atrodo. Eini už posūkio, vėl išlenda. Dar tolokai. Ai, va matas jau. Ten reikia eiti. Esu žmogus šiukšliumas. Jo, biškį lietutis užgaudė, išsigandam. Kol apsimojo, neblyn. Žmogus šiukšlių maišas. Teleportuojasi šiukšlių maišą. Žmogus šiukšlė. Nu, jau atrodo, pagaliau atėjome. Bez dulce labai stipriai. Kiaušinukai. Iki galo, ne? Ten labai karšta, turbūt nieks nesimauna. Yes. Einam ir mes toj persirinkti biškį.
atsipalaiduoti. Papi šudinį. Ačiū. Rengias. Bele kaip? Jo, bet geras, ne? O jis padarė dalykus jau. Prisipažink žiūrovam, papul ką padarei. Očiai. Palieka kūną. Pramogėlė tai lesiu. Labai sudėtinga eiti, ta prasme, valandą jiem, ir vis nesimeta kelią, ir vis nėra kelią. Bet dabar jau bus anksčiau, nežinau, 4 valandas kokias. Esame čia dar kaip plaučių uždegimas, meningitas. Viskas garantuota man jau bus. Šiaip nefainai šiaip eiti, visai skaudžiai. Kameristas bijo išlysti iš vandens. Polis perė pas priešų teritoriją. Visas baseinukas tik mūsų. Šikam pripesdėjom, visi pabėgo. Nenoriu pagalvoti, kai reikės pareiti, kaip apsirengti, reikės tokiam savo tam vėjukui. Šiaip man tai kosmosas, kad Islandijoje yra tokia vandenis. Nieko panašaus dar neteko matytis. O vandens temperatūra čia gali būti vaikštė. Manau, tai 8. Daugiau jaučiu. Realiai kaip šilta vonia. Liuks. Biškį lietu čia gavo papulis. Kaip jautiesi? Biškai jau neramu daras. Kiek ilgai truks lietus. Įsivaizduoju, jeigu dabar perkūnė, bet rankų tą vandenį. Būtų įtvirti. Daug žuvyčių. Nežinau, neina net išlipti dabar. Nu tai mirkstam toliau tada. Va, jie pirštukai. Šlapau, koks negaliu. Don't worry, tears in off the face. O mes vėl tokie. Na viskas, atėjom, susitvarkėm už parkingą, sumokėjom 9 eurus. Už 4 valandas gausi. Varėm ir pamatėm arklyną. Arkliukai, gražuliukai. Ui, sorry. Aš irgi sigandau. Labas, ir tau. Draugai ateina. Atsargiai. Oi, įkas. Oi. O, papulis maitina. Ir tą paglostam, ir tą paglostam, ir tą paglostam. Čiū, motherfuckers! 5 eurai už šitą parkingą. Einame į paskutinę šios dienos lokaciją. Kriokliuką. Su lietučiu. Lyja lietus. Ojajajajaj. Nu, tokia visiškai ne Islandija man čia. Nu ir atėjom prie tokio Grurarfos. Tokia spalva kaip ledas tekantis atrodo. Labai gelas, labai gražus, labai šaltas tikriausiai. Bet tai kai mano batai? Belė kokie gražus. Kam reikalingi hiking shoesai? Va tokiem bezabrazim. Ujajoj. Pala, Pupulis rado gal geresnį kelią. Radai kelią?
iš dar kitokio kampo. Ledinis pingvinas. Tupiką darom. Nu, o dabar varome į kempingą. Tikiuosi nesušalsim šiandien. Nu, pabandysim čia tokių visokių prijomų pasidaryti. Pasižiūrėsim, kaip seksis. Na, pasiėmėm kempingą 30 eurų. Ir dar čia turi, pažiūrėkit, hot tubą. Šiltas? Nu, tai eisim išbandyti. Viking Lager. Nu, šiandien vakarieniai bus dešrainiai. Čia taip įsikūrėm pasikukinti. Bus labai skanu. Piktas islandiškas dešras. Master Chef. Va, kas spraks. Taip šiurnas. Va, žiūrėkit, koks grožis. Tavasme, įktų. Nuskanauk. Čili dešrą. Karšta labai. Pulsindukus išplaus. Ir eisim į kubiliuką. Nu tai ką, ačiū, kad žiūrėjote. Šiandien seriją užbaigsime šitoj vieteliai. Su tokiu vat vaizdeliu man už nugaros. Su džekuziu neburbuliuojančiu. Dabar yra va tiek valandų, vis tiek dar šviečia. Saulė čia be pabaigos. Ką, ačiū, kad žiūrėjote. Palaikinkit, pasubscribinkit, žinoma, kaipgi be to. Nu ir susitiksime kitoje, iš kokių 5 dalių čia gal padarysim. Kiek čia gausis? Padarys, tai bus. Islandija labai didelė, labai graži, tai čia dar bus, o ai čia veiksmo dar bus. Iki.